Ir jeigu aš tau pasakyčiau kažką švelnesnio. Nu, lengva pasakyti, kaip sakant, nu, galvoj blogai, tai galvo geriau. Tai toks, nu. Jo, bet aš kalbu apie tokį saptelėjimą. Iš pradžių mes tą darom labai gal, kaip čia pasakyti, mechaniškai ir taip labai grubiuoju būdu. Nu, kam to reikia, kieno čia yra balsas, ar ne? Kas mane bando atkalbėti? Automatiškai viską darom, kad kartais nepagaunam, nesuprantam, kad o čia jau mano vidinis kritikas mane atkalbinėja nuo kažko tai. Ir pagavus tą balsą tiesiog galvoti, nu kiek tai yra racionali informacija, kiek tai yra balsas, kuris galbūt stengiasi mane nuo kažko apsaugoti, kiek tai yra tas mano susiformavęs iš kažkur iš anksčiau atėjęs balsas, kad, Aiste, žiūrėk, čia nesąmonė kažkokia tai yra, aš galvoju, ar tikrai. Ir tada pagalvoti, o jeigu aš pasakyčiau, pabandyti pakeisti tą balsą į švelnesnį. Jeigu aš tau pasakyčiau kažką švelnesnio, kad žiūrėk, nepasiseks, o žiūrėk, tu pabandyk. Tu gali pabandyti, verta pabandyti, ar ne, verta paieškoti sprendimų. Tai vienas iš tokių žingsnių yra ieškoti, kaip pakeisti tą balsą. Ieškoti tokį vidinį palaikytoją. Gali būti taip, kad pagalvoti... Labai, kad pertraukiu, bet toks, lengva pasakyti, kaip sakant, galvoj blogai, tai galvo geriau. Tai toks, Jo, bet aš kalbu apie tokį saptelėjimą. Iš pradžių mes tą darom labai gal, kaip čia pasakyti, mechaniškai ir taip labai grubiuoju būdu. Tarkim, aš turiu ateiti pas jūsų studiją, ar ne? Ir aš galvoju, Aiste, kur dabar tu čia vėl eini? Kam to reikia, ar ne? Bet aš galvoju, gerai, tas kam to reikia, kieno čia yra balsas, ar ne? Kas mane bando atkalbėti? Tai čia galbūt bando apsaugoti, nuo gėdos, tarkim, nes gėdos jausmas, kalties ir gėdos jausmas, beje, irgi mūsų yra tokie pamatiniai, kultūriniai. Tai tarkim, kad nebūtų gėdos, kad nebūčiau kažkokia tokia neapkaltinta kažkuo tai ir panašiai. Ir tada galvoju, kiek tai yra racionalu, kiek šitas balsas mano yra racionalu.